Kas yra Pergola, kuom skiriasi Pergola nuo jų produkto markizių, būtent ir bus šis pokalbis. Tai pagrindiniai skirtumai markizė ir Pergola pavėsinė. Kokie jie? Papasakok žiūrovam truputėlį plačiau. Tai Pergola pavėsinė tai yra šiuolaikinė, moderni, šiuolaikiška, komfortiška pavėsinė. Tai yra stacionari konstrukcija, kuri jums leis mėgautis terasa tiek saulėtą dieną, tiek lietingą, tiek vėjuotą dieną. Ir papasakok tada apie pačius tipus. Kokių būtent tipų būna Pergola pavėsinė? Tai pačių modelių yra gan didelis asortimentas, pasirinkimas yra didelis. Tai Pergolės gali būti su PVC stogo danga arba aliuminėmis lamelėmis, kaip šiuo atveju. Tai vėlgi pasirinkimas yra labai platus, nuo paprastesnio varianto iki išmanaus ir pilno komplekto. Andriau, tai praeitą kartą, kai kalbėjom apie markizės, šnekėjom, kad tai yra labiau toks vėlgi ne žiemos ar ne produktas. Tai jeigu aš gerai suprantu, būtent Pergolos pavėsinės yra dar praktiškesnis produktas. Taip, įsigijus Pergola pavėsinę, jūs galite susimontuoti pavyzdys infraredinius šildytuvus, susidėti į sienas esant poreikiui automatinius stiklus, slankiojančias aliuminio sistemas, vėlgi galima fasado roletus montuotis. To susimontavus tokį pilną komplektą, jūs, manau, tikrai galėsite džiaugtis terasos malonumais visus metus. Kalbėjom praeitą kartą irgi apie technologijas. Kaip su Pergolom pavėsinėm? Kur čia tas technologijas, kokie yra sprendimai? Čia yra galimybės tikrai plačios šiuo atveju. Tai pačių Pergolių konstrukcija yra aliuminio konstrukcija, dalžyta milteliniu būdu. Į jas galime integruoti papildomai ledinį apšvietimą, kuris valdosi pulteliu arba galima, jeigu norite, telefonu valdyti. Pergolų visi stogai yra automatiniai, nepriklauso nuo to, ar tai yra PVC stogo danga ar aliuminės lamelės. Reiškia, jūs galėsite atsidaryti stogą, esant poreikiui, kad ir po Pergolę degintis ar vakare naktį mėgautis atviru dangumi. Tai vėlgi visus valdymus galima sujungti apsu telefonu valdyti ir galima papildomai komplektuoti į sienas papildomus gaminius. Andriau, tai toks paprastas klausimas. Yra paprastos pavėsinės ir yra Pergola pavėsinė Dexteros. Trumpai, pagrindiniai skirtumai, privalumai, papasakok. Tai yra šiuolaikiškas, modernus sprendimas, kurį galima komplektuotis pagal savo individualius poreikius. Tai mūsų Pergolės yra automatinių valdymų, lediniai apšvietimai, galima į sienas dėtis papildomus gaminius ir ją pasidaryti tikrai modernį ir šiuolaikišką. Klausimas iš verslo pusės noriu tikrai paklausti. Kaip dabar su pardavimais Pergolų pavėsinio apskritai, kaip pernai metai, kaip jums sekėsi? Taip, pernais metais pardavimai matome išaugo maždaug apie 20-25 procentais, tai yra tikrai augantys pardavimai. Matome, kad klientai ieško komforto ir renkasi mūsų šios gaminius. Andriau, tada truputėlį dar papasakok apie tą patį užsakymo procesą Pergolų pavėsinių, kaip jisai vyksta. Tai pas klientą atvyksta mūsų specialistas, atsiveža pavyzdžius, išmatuoja gaminį, parenka geriausią sprendimą, koksai atitiktų kliento poreikius ir tik tai išsigryninus kliento tikslų poreikį mes teikiame galutinį pasiūlymą, pasirašome sutartį ir pradedam vykdyti procesą. Mūsų tikslas – kokybiškas gaminys ir laimingas klientas. Ir labai svarbus klausimas – terminai. Kaip yra dabar su gamybos terminais, nes mes dabar turim pavasarį, Pergolos pavėsinės reikia vasarą, ar dabar yra teisingiausias laikas užsakinėti? Kaip mes sakome, geriausias laikas Pergolą pavėsinę užsakinėti yra antra žiemos pusė arba ankstyvas pavasaris, kadangi Pergolų gamybos ir montavimo terminas yra apie 8-9 savaitės. Jeigu norite terasa mėgautis ištisą vasaros sezoną, tai pats laikas tai padaryti.